Dar prieš išrandant automobilius, galingiausi karaliai ir imperatoriai jau turėjo itin prabangias ir brangias karietas, kurias naudojo ne tik kelionėms. Tai taip pat buvo jų turto, galios ir aukštos padėties simbolis. Šiandien kai kurių išlikusių šių karietų kaina siekia milijonus dolerių, o kitos laikomos itin svarbiu istoriniu lobiu. Šiame vaizdo įraše sužinosime apie 10 įspūdingiausių senovinių karietų, kurias kadaise naudojo kai kurie galingiausi istorijos valdovai. Tačiau prieš pradėdami diskusiją norėčiau paprašyti jūsų paspausti patinka ir užsiprenumeruoti mūsų kanalą. Tai mums, turinio kūrėjams, labai padeda. Taigi pradėkime. 10 vieta. Tutanchamono karališkieji vežimai. Senovės Egiptas. 1922 metais archeologas Hovardas Carteris atrado juos. Hovardas Carteris Egipte atrado faraono Tutanchamono kapavietę. Tai vienas svarbiausių archeologinių atradimų istorijoje. Kadangi beveik visi daiktai kapavietėje išliko beveik nepaliesti, nors kapas buvo uždarytas daugiau nei 3000 metų. Vienas iš įspūdingiausių radinių buvo 6 karališkieji jaunojo faraono vežimai. Prieš įnešant į kapavietę jie buvo kruopščiai išardyti, kad tilptų siaurose koridoriuose. Vėliau jie buvo vėl surinkti viduje kartu su auksiniais daiktais. Ginklai ir kiti vertingi daiktai, kurie kaip tikėta bus naudingi karaliui pomirtinėme gyvenime. Visi 6 vežimai turėjo skirtingą paskirtį. Kai kurie buvo skirti karališkoms ceremonijoms ir buvo padengti aukso lapeliais su dizainais, vaizduojančiais Tutanchamoną kaip karį ir medžiotoją. Taip pat buvo lengvesnių vežimų, kurie, kaip manoma, buvo naudojami medžiokliai ar net mūšiai. Įspūdingas ir jų gamybos būdas. Mediena buvo garinama, kad ją būtų lengviau išlenkti į reikiamą formą. Dėl to visas rėmas tapo tvirtesnis, bet nelabai sunkus. Ratai turėjo 6 stipinus, todėl buvo lengvesni ir tvirtesni palyginti su senųjų civilizacijų masyviais ratais. Dar vienas iš išmaniausių šio dizaino sprendimų buvo grindys. Vietoj vientisos medienos egiptiečiai naudojo supintus odinius dirželius. Tai padėjo sumažinti vežimo drebėjimą. Kitaip tariant, jie jau turėjo paprastą pakabos sistemą daugiau kaip prieš 3000 metų, dar gerokai prieš išrandant šiuolaikinį automobilį. Iki šiol Tutanchamono kovos vežimai yra vieni seniausių pasaulyje rastų visiškai išlikusių karališkųjų kovos vežimų. Jos buvo ne tik faraono galios simbolis. Jos taip pat įrodo, kad senovės Egipto inžinerija ir meistriškumas prieš daugiau nei 3300 metų buvo itin aukšto lygio. 9 vietoje karūnos auksinė karieta – Jungtinė karalystė. Kalbant apie garsiausią karališkąją karietą pasaulyje, beveik niekas neprilygsta Jungtinės karalystės auksiniai valstybės karietai. Iš pirmo žvilgsnio lengva pagalvoti, kad ji pagaminta iš gryno aukso, nes kad ir kur be pažvelgtum, beveik visur matosi gryno aukso dekoracijos. Tačiau iš tikrųjų tai nėra grynas auksas. Pasak karališkosios kolekcijos, pagrindinis karietos korpusas yra pagamintas iš medžio, kuris tik padengtas plonų aukso latelių sluoksniu. Ji buvo sukurta taip, kad atrodytų labai prabangi, bet nenaudojant daug gryno aukso. Šią karietą pirmasis užsakė karalius Jurgis III 1760 metais. Po beveik 2 metų gamybos ji buvo baigta 1762 metais. Ją suprojektavo garsus architektas Seras Williamas Chambersas, o pagamino Londono karietų meistras Samuelis Butleris. Ši karieta yra labai didelė, jos svoris siekia apie 4 tonas. Jos ilgis beveik 24 pėdos, o aukštis siekia 12 pėdų. Tai reiškia, kad jis sunkesnė už daugelį šiuolaikinių visureigių. Dėl to, kad didelio svorio 2 ar net 4 arklių nepakanka. Reikia 8 arklių, kad ją būtų galima tempti. Ir net kai ją tempia 8 arkliai, ji vis tiek juda labai lėtai. Dažniausiai ji juda beveik tokio pat greičio, kaip einantis žmogus. Tačiau nedydis lėmė, kad auksinė valstybinė karieta tapo garsus. Tikroji priežastis yra jos vaidmuo Didžiosios Britanijos monarchijos istorijoje. Nuo pat karūnavimo karaliaus Viljamo IV 1831 metais beveik visi Didžiosios Britanijos karaliai ir karalienės naudojo šią karietą savo karūnavimo ceremonijoje. Todėl kiekvieną kartą, kai į sostą sėda naujas monarchas, labai tikėtina, kad būtent šią karietą išvys visas pasaulis. Jei pažvelgsi į kiekvieną šios karietos detalę, pastebėsi, kad beveik neliko laisvos vietos. Abiejose pusėse yra įvairių simbolių raižinių, auksinių dekoracijų ir didelių paveikslų. Šie paveikslai vaizduoja scenas iš Romos mitologijos. Paveikslus sukūrė italų menininkas Giovannis Battista Ciprianis. Ant karietos viršaus yra 3 maži angelai arba cherubinai.
Jie simbolizuoja Angliją, Škotiją ir Airiją, laikydami kai kuriuos Didžiosios Britanijos karūnavimo simbolius. Apat dideli tritonų raižiniai yra apatinėje dalyje. Tai graikų mitologijos būtybės, pusiau žmonės, pusiau žuvys. Tų laikų menininkams šie dizainai simbolizavo karalystės stiprybę ir galią. Tačiau apie šią karietą yra vienas stebinantis faktas. Sakoma, kad tai buvo vienas nepatogiausių karalių ir karalienių naudotų vežimų. Kaip taip nutiko? Priežastis paprasta. Kai buvo pagaminta auksinė valstybinė karieta, dar nebuvo šiuolaikinės pakabos sistemos, kurią dabar naudoja automobiliai. Vietoj metalinių spyruoklių visas karietos korpusas buvo pakabintas tik ant storų odinių diržų. Kai ji pravažiuodavo per duobes, drebėjimas niekur nedingdavo. Vietoj to visa karieta dar labiau subuodavo. Kiekviename arklių žingsnyje jos korpusas judėdavo pirmin ir atgal. Kai karieta pasukdavo, jis stipriai subuodavo į kairę ir į dešinę. Dėl to jausdavaisi lyg sėdėtum mažame laivelyje, kurį subuoja bangos jūroje. Tai nėra tik pramanas. Daugelis pačių Britanijos monarchų tai yra sakę. Karalius Viljamas IV, kuris anksčiau taip pat buvo jūrų karininkas, sakė, kad jam atrodė, lyg jis būtų stiprių bangų apsuptyje, kai važiavo šią karietą. Karalienė Viktorija dažnai vengdavo naudotis šią karietą, nes jai nepatiko pernelyg didelis drebėjimas. Karalius Džordžas VI taip pat sakė, kad tai buvo viena nepatogiausių kelionių, kurias jis yra patyręs. O 2018 metais karalienė Elžbieta II buvo paklausta apie auksinę valstybinę karietą viename dokumentinėme filme. Jos trumpas atsakymas beveik išgarsėjo visame pasaulyje. Ji pasakė, kad ši karieta tikrai nebuvo sukurta patogiai važiuoti. Ir jei pagalvosime, ji buvo teisi. Pagrindinis auksinės valstybinės karietos tikslas nebuvo suteikti patogumą karaliui ar karalieniai. Jos tikslas buvo parodyti visiems žmonėms Didžiosios Britanijos vyriausybės turtus, galią ir prestižą. Yra dar viena įdomi detalė. Dėl savo dydžio ir svorio ją taip pat sunku sustabdyti. Remiantis karališkosios kolekcijos įrašais, stabdymą reikia pradėti dar toli iki pačios sustojimo vietos. Už karietos dar eidavo žmogus, kuris valdydavo stabdį svirtimi. Per daugiau nei 260 metų kai kurios dalys jau buvo pakeistos. Ant ratų buvo uždėtos gumos padangos, kad būtų saugiau naudoti. Kai kurie viduje esantys įrenginiai taip pat buvo sutvarkyti. Tačiau pagrindinė detalė, dizainas, išliko beveik toks pat, kaip ir sukurtas 1762 metais. Tai reiškia, kad iki šiol karaliai ir karalienės vis dar patiria beveik tą patį drebėjimą, kurį patyrė jų protėviai. Praėjo daugiau nei 200 mečiai. Todėl, nors tai ir nėra pats patogiausias transporto priemonė istorijoje, ji išlieka vienu svarbiausių Britanijos monarchijos simbolių ir viena garsiausių karališkųjų kažėtų, kurią sukūrė žmogus. 8. Napoleono mobilioji vadavietės karieta arba car. Yra viena karieta istorijoje, kuri tarnavo ne tik kaip transporto priemonė. Ji taip pat buvo biuras, miegamasis ir vadavietė vienam iš didžiausių Europos generolų. Ta karieta priklausė Napoleonui Bonapartui. Per visą savo karo kampanijų laikotarpį jis beveik visada buvo kelyje. Dėl to jam reikėjo transporto priemonės, kuri galėtų tarnauti kaip maža būstinė kelionės metu. Todėl jis pasigamino specialią žygio karietą. Tai nebuvo pati gražiausia. Tai nebuvo pati prabangiausia karieta jo laikais. Tačiau tai buvo viena iš praktiškiausių ir svarbiausių transporto priemonių Europos valdovui. Ji buvo sukurta ilgoms kelionėms. Jos korpusas buvo tvirtesnis nei paprastų karietų. Taip pat ji turėjo geresnę pakabą, kad kelio duodas būtų mažiau jaučiamos. Tačiau tikrai stebina tai, kas yra jos viduje. Beveik kiekviena erdvė turi savo paskirtį. Yra atskira vieta mūšio žemėlapiams laikyti. Yra atskiras skyrius svarbiems gydytojams. Yra maža biblioteka su knygomis, kurias Napoleonas skaitydavo keliaudamas. Yra sidabrinis arbatos servizas ir reikmenis pusryčiams net kelionės metu. Taip pat yra kelioninis dėklas jo asmeniniams daiktams. Ir svarbiausia, po pagrindinė sėdinė paslėpta sulankstoma stovyklavimo lova. Jei jį užklupdavo naktis kelyje, jam nebereikėdavo ieškoti, kur apsistoti. Jis gali miegoti tiesiog karietos viduje, kol kelionė tęsiasi. Atvykęs į kitą vietą, jis jau pasiruošęs planuoti naują operaciją. Paprasčiau tariant, ši karieta buvo tarsi imperatoriaus mobilusis biuras. Kol arkliai juda, jis gali valgyti, skaityti, kurti karo planus ir valdyti savo imperiją. Greitis taip pat buvo labai svarbus Napoleonui. Jis buvo žinomas kaip nekantrus žmogus ir nemėgo švaistyti laiko. Todėl jis liepdavo savo vežikams visos kelionės metu važiuoti kuo greičiau, bet saugiai. Dėl to Napoleono vežikai buvo vieni geriausių Europoje tuo metu.
Tačiau jam buvo svarbus ne tik greitis, svarbus buvo ir saugumas. Kiekvieną kartą keliaudamas jis visada turėdavo su savimi raitų kareivių palydą. Kiekvienas maršrutas būdavo kruopščiai suplanuotas prieš jam išvykstant. XIX amžiaus pradžioje imperatoriaus kelionės buvo labai pavojingos. Užteko vienos klaidingos informacijos ar staigaus užpuolimo, kad pasikeistų visos karo eigos kryptis. Tačiau atėjo diena, kai Napoleonas galutinai neteko valdžios. 1815 m. birželio 18-ąją įvyko garsusis Vaterlo mūšis. Tai buvo mūšis, kuris užbaigė jo imperiją. Prancūzijos kariuomeniai pralaimėjus, Prūsijos kariai greitai žengė į priekį. Persekiodami jie užėmė asmeninę Napoleono žygio karietą. Ji beveik nebuvo paliesta. Kai jie atidarė karietą, viduje rado daug vertingų daiktų, kurie buvo palikti. Buvo auksinių monetų, deimantų, asmeninių knygų, valgymo įrankių. Taip pat buvo karinių žemėlapių, kuriuose parodyti Napoleono suplanuoti operacijų planai prieš jo pralaimėjimą. Nors tie planai karo metu jau nebeturėjo jokios vertės, nes mūšis buvo pasibaigęs, jie tapo labai svarbus istorikams. Dėl to jie geriau suprato, kaip Napoleonas mąstė ir planavo paskutiniosiomis savo viešpatavimo savaitėmis. Po Vaterlo ši karieta tapo karo trofėjumi. Ji keitė daugybę savininkų, kol galiausiai buvo parodyta viešai Londone kaip viena garsiausių istorinių eksponatų savo laikais. Iki šiol pati Napoleono žygio karieta išlieka vienu svarbiausių istorinių transporto priemonių Europoje. Tai nėra karieta su daugiausia aukso, taip pat nėra puošniausiai dekoruota, tačiau tik nedaugelis karietų matė imperijos žlugimą. Ir tik nedaugelis transporto priemonių tyliai liudijo tą naktį, kai Napoleonas prarado savo kariuomenę, savo galią ir savo laisvę. 7. vietoje Concordo diližanas, Jungtinės valstijos. Jei ankstesnės šio sąrašo karietos buvo skirtos karaliams ir imperatoriams, kita buvo sukurta paprastiems žmonėms. Tačiau neklysk, jie atliko labai svarbų vaidmenį Amerikos istorijoje. Tai yra Concordo diližanas. 1827 metais Abbott Downing Company pradėjo gaminti diližansus Concordo mieste New Hampshire. Netrukus tai tapo pačiu garsiausių transporto priemonė ilgoms kelionėms po visą Ameriką. Kai daugelį šalies vietų dar nebuvo geležinkelio, tai buvo pagrindinis būdas žmonėms pasiekti tolimas vietovės. Šiuo transportu keliavo ne tik keleiviai, bet ir buvo gabenami laiškai, svarbus dokumentai, pinigai, auksas ir įvairios prekės. Kitaip tariant, tai buvo svarbi Amerikos saugimo dalis, kai jų bendruomenės plėtėsi į vakarus. Viena iš geriausių Concorde karietos savybių buvo jos pakaba. Vietoj metalinių spyruoklių gamintojai naudojo storos odinės juostas. Kai važiuodavo akmenuotų keliu, visa karietos konstrukcija šiek tiek siūbuodavo. Dėl to sumažėdavo drebėjimo stiprumas palyginti su karietomis be tokio dizaino. Tačiau nemanykite, kad kelionė buvo patogi. Iš tikrųjų, jei tik kelias dienas važiuosi tokia karieta, gali apsvaigti nuo nuolatinio siūbavimo. Karietos viduje yra 3 sėdynės, po 3 žmonės kiekvienoje, taigi viduje gali važiuoti 9 keleiviai. Jei vidus jau pilnas, kai kurie keleiviai sėdi ant stogo kartu su savo bagažu. Ten jie tiesiogiai kaitinami saulės, sušlampa nuo lietaus ir apdulkėja, kai karieta važiuoja. Kelionė iš St. Louiso į San Franciską trunka maždaug 25 dienas. Kas 10-15 mylių jie sustoja arklių keitimo stotyse, kad pakeistų arklius. Ten keleiviai taip pat greitai pavalgydavo prieš tęsdami kelionę. Pasak to meto pasakojimų, maistas arklių keitimo stotyse taip pat nebuvo labai skanus. Dažniausiai būdavo patiekiama sūdyta mėsa, pupelės, kieti sausainiai ir labai stipri kava. Naktį keliautojai dažnai tiesiog miegodavo ant stoties grindų kartu su kitais keleiviais. Buvo dar vienas pavojus – plėšikai. Kadangi daugelis pašto vežimų gabendavo pinigus ir auksą, jie dažnai tapdavo ginkluotų banditų taikiniu. Kodėl daugelyje kelionių kartu važiuodavo ginkluotas sargybinis, sėdintis šalia vairuotojo ir laikantis šautuvą. Iš čia ir kilo žinomas posakis Riding Shotgun. Iki šiol Concorde pašto vežimas laikomas viena garsiausių transporto priemonių Amerikos istorijoje. Prieš atsirandant traukiniams ir šiuolaikiniams transporto priemonėms, būtent šis vežimas jungia tolimiausias šalies dalis ir padėjo gabenti žmones, prekybą bei palaikyti ryšius visame Amerikos vakarų paribyje. 6. numeris – paskutinė Prancūzijos karūnavimo karieta. Iš visų karališkųjų karietų pagamintų Prancūzijoje iki šių dienų išliko tik viena.
Tai yra karūnavimo karieta priklausiusi karaliui Karoliui X. Tai ne šiaip sena karieta. Tai likęs daugiau nei 1000 metų trunkančios Prancūzijos karalių tradicijos simbolis. Šimtmečius, kai tik naujas karalius užimdavo sostą, jis būdavo vežamas į Reimso katedrą specialia karūnavimo karieta. Ten vykdavo svarbiausia Prancūzijos monarchijos ceremonija. Tačiau kai 1789 metais kilo Prancūzijos revoliucija, daugelį monarchijos simbolių revoliucionieriai sugriovė, sudegino arba sunaikino. Tarp jų buvo beveik visi Prancūzijos karališkieji vežimai. Dėl to iki šių dienų išliko tik viena karūnavimo karieta. Ir būtent ją naudojo karalius Karolis X. Dabar ją galima pamatyti karietų galerijoje Versalio rūmuose, kur ji kruopščiai saugoma kaip viena svarbiausių istorinių Prancūzijos transporto priemonių. Ši karieta yra labai didelė. Jos ilgis siekia beveik 6,5 metro, o aukštis maždaug 4,5 metro. Jos svoris siekia nuo 4 iki 5 tonų, beveik kiekviena jos išorės dalis yra padengta auksinėmis dekoracijomis ir bronzinėmis skulptūromis. Tai nėra paprasti papuošimai. Kiekvienas dizainas sukurtas tam, kad parodytų, jog Prancūzijos karalius turi dievišką teisę valdyti. Tuo metu daugelis žmonių tikėjo, kad karaliaus valdžią tiesiogiai suteikė Dievas. Todėl net pati karieta turėjo parodyti galią ir prabangą. Įėjus į vidų galima pamatyti storą raudoną aksominį audinį su detaliu auksiniu siuvinėjimu. Raudonos ir aukso spalvų derinys jau seniai yra Prancūzijos monarchijos simbolis. 1825 metais Karolis X naudojo šią karietą savo karūnavimo ceremonijoje. Jis buvo paskutinis Prancūzijos karalius, kuris buvo tradiciškai karūnuotas Reimso katedroje. Tačiau iškilo didelė problema. Kol jis bandė susigrąžinti buvusią karalių galią, žmonių mąstymas greitai keitėsi. Po Prancūzijos revoliucijos vis daugiau piliečių palaikė idėjas apie laisvę, lygias teisės ir ribotą karalių valdžią. Dėl to palaipsniui silpnėjo parama senajai monarchijos sistemai. Paprasčiau tariant, nors Šarleso X karūnavimas buvo labai iškilmingas, daugelis jau nebetikėjo žinia, kurią jis norėjo perteikti. Praėjus vos 5 metams, 1830 metais kilo Liepos revoliucija. Čarlesas X buvo priverstas atsisakyti sosto ir ištremtas iš Prancūzijos. Kartu su tuo visiškai baigėsi ir Burbonų restauracijos laikotarpis. Niekada daugiau nebuvo tradicinės karūnavimo ceremonijos Reimso katedroje ir ne vienas vėlesnis Prancūzijos karalius nebenaudojo tokios karūnavimo karietos. Dėl to ši karieta tapo tyliu prisiminimu apie paskutinį kartą, kai Prancūzija bandė atkurti buvusią savo karalių galią. Iki šiol tai yra vienintelė išlikusi Prancūzijos monarchijos karūnavimo karieta, kurią dar gali pamatyti visuomenė. Tai ne tik graži karieta. Tai svarbi istorijos dalis, primenanti, kaip greitai gali pasikeisti karalystės galia. 5 vieta. Qin Shi Huangdi, bronzinės karietos, Kinija. 1980 metais archeologai netoli Qin Shi Huangdi kapo, pirmojo imperatoriaus suvienijusio visą Kiniją, padarė atradimą. Jis žinomas kaip valdovas pradėjęs Didžiosios Kinijos sienos statybą ir turintis kapavietę, kurią saugo tūkstančiai terakotinių karių. Tačiau ten buvo rasta ne tik karių, taip pat buvo 2 išskirtinės bronzinės karietos, kurios daugiau nei 2200 metų buvo palaidotos po žeme. Jos nėra tikro dydžio. Jos yra maždaug tik pusės tikrosios karietos dydžio. Tačiau nemanyk, kad tai tik paprasti modeliai. Iš tikrųjų, jos yra vieni gražiausių senovės inžinerijos pavyzdžių. Kai jos buvo rastos, beveik visi jų dalių buvo sutraiškyti dėl ilgą laiką ant jų gulėjusios žemės svorio. Ekspertams prireikė daugelio metų, kol jie vėl surinko abi karietas. Pirmoji karieta vadinama aukštąja karieta. Tai atvira karieta su bronziniu stogeliu viršuje. Manoma, kad ši karieta buvo naudojama kaip palydos transporto priemonė arba imperatoriškų inspekcijų ir ceremonijų metu. Antroji karieta vadinama komforto karieta. Jos dizainas yra labiau uždaras, turi stogą, langus, kuriuos galima atidaryti ir uždaryti, ir atskirą skyrių viduje. Daugelis istorikų mano, kad tai yra modelis skirtas pačiam imperatoriui. Tačiau labiausiai stebina tai, kiek daug mažų detalių sudaro šią karietą. Kiekviena karieta sudaryta iš daugiau nei 3400 atskirų bronzinių dalių. Tai apima ašis, ratus tipinus pakinktus, grandines, smeigės ir įvairias dekoracijas. Visa tai buvo pagaminta su itin aukštu tikslumo lygiu. Net 4 kiekvienos karietos arkliai atrodo skirtingai. Jų veidai, kūnai ir pozicijos nėra vienodos. Jie buvo sukurti taip, kad atrodytų kaip tikri arkliai. Dar labiau stebina bronzinės vadžios arba virvės.
Nors jos pagamintos iš metalo, jos juda tarsi tikra oda. Taip pat yra bronziniai langų tinklai komforto karietoje. Tai leidžia orui patekti į vidų, tuo pačiu blokuodama tiesioginį vaizdą iš lauko. Kitaip tariant, jie jau turėjo privatumo savoką daugiau nei prieš 2000 metų iki atsiradus šiuolaikiniam transportui. Šie du bronziniai vežimai niekada nebuvo naudoti tikrose kelionėse. Jie buvo pagaminti tik kaip miniatiūrinės replikos, kurios būtų palaidotos kartu su imperatoriumi. Senovės kinai tikėjo, kad jų valdovas galės naudotis jais ir pomirtinėme gyvenime. Tačiau net jei tai tik modeliai, jų kūrėjai netaupė. Vietoj to, kad supaprastintų dizainą, jie nukopijavo beveik kiekvieną tikrosios imperatoriškos karietos detalę. Dėl to iki šiol inžinieriai ir archeologai vis dar tyrinėja jų gamybos būdą. Dvi bronzinės Qinshi Huango karietos nėra tik svarbus artefaktai. Jos taip pat yra vieni gražiausių įrodymų, kad prieš daugiau nei 2200 metų senovės Kinijos inžinerija, metalo apdirbimas ir meistriškumas jau buvo labai aukšto lygio. 4. vieta. Jekaterinos didžiosios imperatoriškoji karieta – Rusija. Jekaterinos didžiosios laikais karališkosios karietos buvo skirtos ne tik kelionėms. Jos taip pat buvo naudojamos parodyti Rusijos imperijos galią ir turtus. Jekaterina valdė nuo 1762 iki 1796 metų ir norėjo įrodyti, kad Rusija gali prilygti stipriausioms Europos karalystėms. Kai kurie jos karietai vis dar matomi ginklų rūmuose Maskvos Kremliaus teritorijoje. Jie yra labai dideli ir juos tempia 8 arkliai. Korpusas pagamintas iš medžio, tačiau padengtas aukso lapeliais ir papuoštas įspūdingais paveikslais bei bronzinėmis dekoracijomis, simbolizuojančiomis imperatorienės galią. Viduje galima pamatyti šilkinio aksomo auksinius siuvinėjimus ir kitus brangius papuošimus. Tačiau tai nebuvo sukurta vien tam, kad atrodytų gražiai. Kiekviena vieša procesija buvo Jekaterinos būdas parodyti žmonėms savo valdymo galią. Tai taip pat buvo tylus pranešimas kitoms šalims, kad Rusija jau yra galinga imperija. Tokį karietą pagaminti taip pat nebuvo lengva. Rusija yra labai didelė, o keliai dažnai būna purvini, apledėję arba duobėti. Todėl be grožio kiekviena karieta turėjo būti ir labai tvirta. Dėl to Rusijos karietų gamintojai sujungė geriausias technikas iš Europos ir medžiagas tinkamas Rusijos klimatui. Rezultatas buvo karietos, kurios ne tik buvo prabangios, bet ir pakankamai tvirtos ilgoms kelionėms. Iki šiol jos išlieka to laikmečio simboliu. Kai Jekaterina Didžioji visai Europai parodė augančią Rusijos galią. 3. vietoje – Lordo mero iškilminga karieta – Londonas. Londone yra viena karieta, kuri naudojama jau daugiau nei 260 metų. Tai yra Lordo mero iškilminga karieta. Ji buvo pagaminta 1757 metais ir iki šiol naudojama kasmet per Lord Mayor's Show – ceremoniją skirtą naujam Londono merui. Tai viena seniausių iškilmingų karietų pasaulyje, kuri vis dar reguliariai naudojama. Ji yra geltonos ir auksinės spalvos, pilna raižinių ir Londono Sičio simbolių. Nors ji pagaminta iš medžio, dėl labai kruopščios priežiūros ji išliko puikios būklės net ir po kelių šimtmečių. Ši tradicija prasidėjo dar 1215 metais, kai Londono gyventojams buvo leista išsirinkti savo merą. Nuo tada naujojo Lordo mero paradas tapo ceremonijos dalimi mieste. Ši karieta išgyveno karus, gaisrus ir net Antrąjį pasaulinį karą. Dėl nuolatinės restauracijos ši karieta vis dar veikia iki šiol. Automobilių ir lėktuvų laikais ji vis dar primena daugiau nei 800 metų Londono istoriją. 2. vieta – Romėnų lenktynių kovos vežimas – senovės Roma. Jei Formulė 1 šiandien yra viena iš populiariausių automobilių sporto šakų, tai Romėnų lenktynių kovos vežimas buvo jos atitikmuo senovės Romoje. Ji buvo naudojama Circus Maximus, didžiausioje senovės Romos lenktynių arenoje. Karieta buvo lengva ir turėjo tik 2 ratus. Ją traukė 2 iki 4 arkliai ir ji buvo sukurta labai dideliam greičiui. Dėl to dažnai įvykdavo susidūrimai ir rimtos avarijos. Kai karieta apvirsdavo, vairuotoja galėdavo dar vilkti, nes arklio vadžios būdavo apsuktos aplink jo kūną. Tačiau už šią riziką buvo galima pelnyti didžiulį populiarumą ir turtus. Vienas garsiausių vežimų lenktynininkų buvo Gaius Apulėjus Dioklės, laimėjęs daugiau nei 1000 lenktynių. Pasak istorikų, jis buvo vienas daugiausiai uždirbusių senovės pasaulio atletų. Romėnų lenktynių vežimas rodo, kad prieš daugiau nei 2000 metų žmonės jau mėgo greitį, varžybas ir sporto pramogas. Numeris 1 deimantinio jubiliejaus valstybinė karieta – Jungtinė karalystė.
Deimantinio jubiliejaus valstybinė karieta yra naujausia Britanijos karališkosios kolekcijos karieta. Ji buvo pagaminta 2012 metais kaip dovana karalieniai Elžbietai II. Kas išskiria šią karietą? Daugelis medžiagų naudotų jos gamyboje atkeliavo iš svarbių Didžiosios Britanijos istorinių vietų, įskaitant Londono Towerį, HMS Victory ir kitus garsius pastatus bei paminklus. Dėl to ji primena judantį muziejų. Skirtingai nei senoji auksinė valstybinė karieta, ši karieta yra moderni. Ji turi hidraulinę pakabą, šildymą ir elektrinius langus, todėl kelionė yra daug patogesnė. Šią karietą naudojo karalius Karolis III po savo karūnavimo 2023 metais. Deimantinio jubiliejaus valstybinė karieta sujungia šiuolaikinės technologijas ir daugiau nei 1000 metų Didžiosios Britanijos istorijos. Todėl tai nėra paprasta karališkoji karieta. Tai taip pat yra ilgos Britų monarchijos, kuri gyvuoja iki šių dienų istorijos simbolis.